Miestą ir miestelėnus pastarosiomis dienomis stebina jaunimas, suburtas iniciatyvinės grupės Kilpos, kurios tikslas visas geras idėjas sumegzti, surišti, sujungti į visumą. Todėl tarpdisciplininio meno projektas 9 kombinacijos būrint sukvietė 10 skirtingų menų sričių studentų ir 2 daugiau baigiamųjų klasių moksleivijos. Jaunimas 9 dienoms įsikūręs atgrasiose buvusio mėsos kombinato erdvėse interpretuos pačią kilniausią temą – gyvybė. Jei čia turime kontekstą, tokį, sakyčiau, negatyvų, šitose erdvėse, jos siejasi su tokiais blogais dalykais. Tai bandysime šitą erdvę pakeisti ir ją prikelti iš naujo gyvybei. Mes patys esame gyvybė čia, kvėpuojam čia. Tai viešoje erdvėje, kur išeisim pasirodyti, bandysime paliesti tokias moralės temas, savęs kaip gyvo objekto supratimą. Ir kas mūsų aplink supa ir kokie žmonės supa. Ir tiesiog bandysime paskatinti fantazuoti. Įspūdingų performansų paskelbę projekto pradžią, jauni žmogučiai įveikė ir pirmąjį išbandymą, nes šiuolaikinį šokį studijuojančios Agnietės, vienos iš projekto vadovių teigimu, sumanymas performanse panaudoti balsą buvo išties sudėtingas, žinant, kaip baisu žmogui viešai skleisti neįprastą garsą. Todėl tai laimėjimas, kurių tikimasi bus nemažai. Vienas šiuolaikinio šokio privalumas, kad jį gali šokti visiškai neprofesionalų žmonės. Ta prasme, kad esmė yra to improvizacija. Dėl to kiekvienas iš čia esančių moksleivių galės, jeigu tik norės, galės save atrasti šiuolaikinėme šokyje. Ir mes eisim link to, visi šokėjai, kurie čia esame. Ir tikėkime, gausim kažkokį tai rezultatą. Ir esmė yra rezultato ne tai, ką mes parodysim visuomeniai, o tai, ką kiekvienas atras savyje. Manau, koks ir esminis yra šito projekto tikslas – atrasti savį. Pasak pačių projekto dalyvių, kuriais galėjo tapti tik 11-okai ir 12-okai, užpildę kruopščiai parengtas anketas ir atrinkti konkurso būdu, sveikintina, jog pagaliau mieste atsirado toks kultūrinis projektas, ugdantis erudiciją, nepaliekantis abejingųjų, sutelkiantis bendriems siekiams. Rinktiniai tokie žmonės, labai tokie asmenybės, visi su savais principais, netgi savais, su savais menais, su savim domėjimosi šakom. Taip kad labai džiaugiuosi, kad čia patekau ir kad mane atrinko iš tų, kurie užpildė šią anketą. Įdėmiai jaunuosius stebėjęs kiek kitokių kūrybinių projektų brandintojas, medžio drožėjų ugdytojas Dalius Dirsi neslėpė susižavėjimo idėją atgaivinti seną pastatą, ypač šiuo sunkmečiu, kai menui vietos atrodytų nebeliko visiškai. Kuo daugiau jaunimo ir kuo daugiau kūrybingų žmonių jie pritrauks čia į tas erdves, tuo bus geriau pačiam Panevėžio miestui. Tai tikiuosi, kad bus stiprus sujudimas mieste.